Šiandien laidoje Duok labas susipažinsite su aktoriaus Vido Petkevičiaus Vakarų Škotijos terjeru Larsu. Sužinosite, kodėl Larsas neėda žmonėms skirtų dešrelių, nelabai mėgsta kirptis, bet užtat pirmas lekia į karščiausią pirtį. Aš tik tai užkuriu pirtį, jis jau stovi prie durų ir laukia, kada aš jį įleisiu. Taip pat laidoje linksma ir naudinga rubrika Švaros reidas. Pasiieško dokumento, kuris yra nelabai būtinas, tada bandau suviniot. Sveiki, čia šunų gyvenimo būdo laida Duok labas. Šiandien mano svečias yra aktoriaus Vido Petkevičiaus Vakarų Škotijos baltasis terjeras Larsas. Larsiukas truputėlį dabar cypia ir jis yra tik po grožio procedūros, išmaudytas, atkirptas. Ir mes dabar eisim su juo kur nors į kavinę pasėdėti, pasikalbėti apie gyvenimą. Taigi, kaip tarėm, taip ir padarėm. Su aktoriumi Vidu Petkevičiumi ir žinoma jo Larsu nužygiavom į kavinę. Na gerai, iš tikrųjų truputėlį ne tai buvo. Pirmiausia, kaip jau sakiau, Larsas buvo maudomas, kerpamas ir šukuojamas. Paprastai šias grožio procedūras jam atlieka kitoje vietoje, o šeimininkas, kol šuo kerpamas ir maudomas, yra išprašomas. Šįkart mūsų laidos herojus buvo gražinamas užupyje, o Vidas Petkevičius liko šunų grožio salone su savo augintiniu. Tada ir prasidėjo. Suodęs, kad mylimas šeimininkas šalia, tiesiog už širmos, Larsas surengė tikrą koncertą. Skundėsi, cypė, virkavo ir kitaip mums pasakojo apie savo tariamą kančią. Pasirodo, dažniausiai šunys elgiasi kaip vaikai. Jei tik šalia mama ar tėtė, tuoj puola guostis, nors nei skauda, nei peša. Larsiuk, taigi tau nieko blogo nedaro, nei pyk. Geras Larsiukas. Tada, nebeapsikentę Larso aimanų, mes suvaidinome, kad šeimininkas išėjo. O kai turi šeimininką, atrodo savo kaprizus, kaip pavyzdžiui dabar pradeda verkti, atsakti. Viskas, aš išeinu. Tik tai pavyko Larsą nuraminti ir ramiai pabaigti grožio procedūras. Nuskusti barzdą, apkarpyti nagučius ir pagražinti ausų formą. Patikėkite, tai itin atsakingas momentas, juk neįgudusią ranką galima šunelį ir ausį kirpti. Laimiai Larsas buvo apkirptas ir išmaudytas sėkmingai. Larsiukai stovi, neįdėk, nes jausi tau kirps. Ateik, pažiūrėk, koks tu gražus, va čia. Tai? Va, koks tu gražus, a? Pabandėme Larsui išrinkti kokį stilingą kombinezoną naujajam sezonui. Vienas neblogai tiko, tiesa, buvo kiek ankštokas. Mažokas, ne? Mažokas truputį. Gal tiek to, šalčiai praėjo, nebereikės tų kombinezonų. Taigi pagaliau tokį visą gražų ir švarų Larsą aktorius Vidas Petkevičius tiesiog ant rankų nusinešė į automobilį, o tada nuvežėm į kavinę. Jaunimo teatro aktoriaus Vido Petkevičiaus ilgai pristatinėti nereikia. Daugybė vaidmenų suvaidinta kine, teatre. Ne vienas turbūt matė naująjį Tadą Blindą, kur Vidas vaidino Grūnių, Endhauzo paslaptį Lietuvos televizijoje. O štai apie Larsą, Vestuką, kol kas nežinome nieko. Nu, kad ir jo akis taip šviečia, jisai toks, tiesiog, aš nežinau, net pasakiškai geras tikrai šuo, galiu kalbėti kaip apie, nežinau, apie patį geriausią padarą, nežinau. Draugą, padarą, nežinau. Kadaise Petkevičių šeima augino kolį veislės kalytę Holį, bet ši žuvo. Skausmas buvo toks didelis, kad Vidas su žmona nusprendė niekada nebeauginti jokio šuniuko. Jinai žuvo net mūsų kieme. Žodžiu, bėgo tarp mašinų ir kaimynas ten, tiesiog trinktelėjo ir viskas, ir mes jos netekom. Ir po to buvom davę savo žodį, kad jokių šunų nieko neturėsim, nes ta netektis yra baisi. Nors ir kai buvo skaudu, praradus Holę, po jos mirties paaiškėjo, kad viena iš Petkevičių dukrų buvo alergiška šunims, o po šunelio mirties baigėsi visos ligos. Po reklamos žiūrėkite. Aš tik tai užkuriu pirtį, jis jau stovi prie durų ir laukia, kada aš jį įleisiu. Taip pat laidoje linksma ir naudinga rubrika Švaros reidas. Pasiieško dokumento, kuris yra nelabai būtinas, tada bandau suviniot. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.
Nors ir kai buvo skaudu, praradus Holę, po jos mirties paaiškėjo, kad viena iš Petkevičių dukrų buvo alergiška šunims, o po šunelio mirties baigėsi visos ligos. Labai dukra, reiškia, labai sirgo. Tiesiog chroniškas bronchitas, mes tiesiog negalėjom ištraukti jos iš ligonės. Visą laiką jinai ten pavasarį, rudenį, tai tiesiog suaštrėdavo taip, kad baisu. Na ir testus visokius darė, rodė testai, kad nealergiška nei katėms, nei šunims. Pasirodo, jinai labai buvo alergiška, labai. Ir tą sužinom tik tai po tos kolytės, reiškia, žūties. Taigi Petkevičių dukroms Aistei ir Gabrieliai užaugus, Vidui su žmona Violeta pasidarė liūdnoka ir kalba vis dažniau pasisukdavo apie augintinį. Bet taip atsitiko, kad iš šeimos jau išėjo abi mano dukros. Mano žmonai pasidarė nejauku viena, nes aš tankiai gastrolėse būnu išvažiavęs. Nu ir dukros padovanojo gimtadienio progą šitą gražų burbulą baltą. Atvežė tokį mažytį į delną telpantį. Nu ir faktiškai jisai pasirinko, nes kai merginos atvažiavo į tą veisyklą, jis pirmas prišoko, prisiglaudė prie kojos ir viskas, ir nesitraukė. Tai vadinasi, jisai pasirinko ir taip ir tapo mūsų šeimos nariu. Na ir kaip jums po didelio kolį, kaip jūs ar norėjot mažiuko šuniuko, ar jūs sąmoningai rinkotės tokį? Jo, žmona vis pakalbėdavo, kad norėtų mažesnio šuns negu kolį. Tai taip ir atsitiko. Nu, iš tikrųjų labai vis tiek jisai toks transportabilus, daug mažiau ir vietos užima, sakysim, važiuojant automobiliu ir taip toliau, žodžiu, su juo daug mažiau problemų. Taip namie atsiradus Larsui atsirado ir naujų rūpesčių. Kol dar buvo mažiukas, Larsas viską grauždavo. Ir kartą jam tai vos nesibaigė tragiškai. Nu, graužė. Jo, vieną kartą labai buvau įsigandęs, nes pusę laido, o girdėjau daug istorijų, kai žūsta šunys, jo, nutrenkė jos mirtinai. Tai paskui jau viską užkėliau, kiek galint, reiškia, kad jokių laidų namuose nebūtų niekur. Nes čia yra labai pavojinga iš tikrųjų. Tik nemanykite, kad Larsas graužia viską, kas pakliūna į nasrus. Šio šuns neprikalbinsi ėsti tada, kai jis nenori. Ir ypač kai kurių lietuviškų dešrelių. Nu, neėda, toli gražu ne visas dešrelės ėda. O kokias tai čia jau bus reklama, nesakysiu. Ai, bet yra, kur tikrai žinot, kad šitas ės. Nu jo, čia, aišku, žmona geriau pasakytų negu aš, nes jinai tankiausia perka. Bet yra tokių rūšių, kur tikrai jisai neės, tai reiškia tikrai nekokybiškas ir duoti nereikia. O jisai gana toks normalus, ta prasme, nei per ėdrus jam niekada neįkiši. Jeigu jis nenori, tu gali didžiausią skanėstą jam duoti. Ne, jisai turi savo laiką, taip sakant, ir viskas. Ir daugiau nesuės, negu, kai kiti sako šunys jam padėkti, jisai bet kiek, bet kokį kiekį. Jis taip stovi tas maistas, ateina laikas, pavyzdžiui, tankiausia vakare, jisai jau užsinori, suėda viską ir viskas. Nu, tu tikras inteligentas, Larsiuk, tai paleiskite, jeigu jau labai taip nenori. Labai nenori, Pats ateis paskui. Ką, kur nori eiti? Kur eisi? Pabūk čia dar. Nu, pabūsi? Ar pabūsi? Nu, pabūk čia. Pabūk šalia manęs. Dabar paklausykite, kokia įdomi ir dramatiška yra vakarų Škotijos baltųjų terjerų veislės atsiradimo istorija. Tada suprasite, koks Larsas yra medžiotojas ir narsuolis. Šitas toks pulkininkas McDonaldas, reiškia, Škotijoje turėjo terjerą tokį rudą, reiškia, panašu labai į lapį. Ir medžioklį jisai sumaišė ir nušovė savo mylimiausią šunį. Ir po to sakė, aš viską padarysiu, kad išveščiau baltą rūšį, kad aš bet kur matyčiau ir niekada nesuklyščiau. Ir iš tikrųjų, jis iš baltų tų šunelių, reiškia, atitinkamai, matyti, kergė juos tarpusai ir išvedė tokią baltą veislę.
Kadangi yra iš medžiotojų giminės, Larsas, nuvažiavęs į Petkevičių sodybą, laksto į valias ir ypač mielai lenda į urvus. Kadangi jisai yra... Tu tarnautojai. Sėsk. Aha, kalbėkit. Kadangi jisai, reiškia, turi labai stiprią uodegą, dėl to jam va, taip tupėti, tai jisai gali valandų valandas. Nes būtent uodega yra tas instrumentas, kai įlenda, sakysim, į olą, nes jisai medžiotojas yra, būtent iš olų ten barsukus, lapes, žiurkas traukia, tai jį tada sukanda ir jį gali ištraukti tik iš uodegos. Dėl to, kai... Tai labai stipri, reiškia, drąsiai galima imti iš uodegos. Jo, kai mažas būdavo, dabar nežinau kaip, bet anksčiau tai, kai mažas būdavo, tai reiškia, ramiai gali pakelti jį už uodegos. Ai, tai jis yra medžioklinis. Taip, jisai medžioklinis. O tai Vidai, kai išveda, pavyzdžiui, pavedžiot lendai tas urvus, kasa kažką? Oi, jau jam, pavyzdžiui, palys kuo į siauriausią urvą, tai čia jam yra didžiausias kaipas. Ir blogiausia dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu, sakysim, išsimaudo prūde, tai kaip taisyklė, jis nori įlysti siauriausią, tai lenda po mašina, kur kuo mažesnis tarpas ir aišku, juodas pasidaro. Dieve, tai kaip tave atskalbė paskui? Tai paskui, o tagis kalbt negalima, tai va taip ir gaunasi, kad... Bet dar didesnis malonumas Larsui yra pasikaitinti pirtyje. Netikite? Tikrai nemeluojam. Taip, iš tikrųjų, pirty, jisai pirmas pirtininkas. Dar aš tik tai užkuriu pirtį, jis jau stovi prie durų, laukia, kada aš jį įleisiu. Ir pats pirmasis ant aukščiausios lentynos atsisėda ir ramiai bet kokį karštį išlaiko, žodžiu, tik labai nenori paskui mūsų leisti į maudytis, nes jisai bijo, kad mums kas nors neatsitiktų. Tai jisai jau į ežerą. Nu, tai pas mus šitas prūdas toksai, reiškia, prie pat. Tai va, į tą prūdą mūsų neleidžia kategoriškai, va, šito jis nenori. Gerai išsikaitinęs pirtyje, Larsas eina maudytis. Tiksliau puola į ežerą ir gelbėja visus, kurie tik sugalvoja išsimaudyti. Na, toks jau jis yra gelbėtojas. Negali ramiai žiūrėti bespliškenančius. Tuoj puola įtraukti į krantą. Nesvarbu, kad yra mažiukas. Pirmą kartą jisai, pavyzdžiui, reiškia, jis net nežinodamas, jam pirmiausia, svarbiausia, išgelbėti žmogų. Tai jisai šoko paskui mano dukrą, nes jinai plaukė ir galvoja, kad jai blogai. Jisai šoko ir tada tik suprato, ką jis daro ir pradėjo plaukti. Tada suprato, kad jisai gali plaukti. Na, sakykite, gerbiamas Vidai, ar daug Larsas turi panelių? Turbūt toks gražuolis jų neatsigina. Kasgi gali atsispirti tokiam žavingam blondinui? Oi, Lavelasas labai, dabar jau tas labai stipriai matosi jau kyla, nes jeigu tik kur nors horizonte pasirodo mergaitė, ir kartais pas mus į sodybą atvažiuoja draugai su viskas, jis tiesiog užkankino tą kalytę, nes laksto paskui ją ištisai. Atsimenu vieną kalytę, tai tiesiog įbrido į prūdą, kad jis atstotų ir nelystų. O kadangi tai daug aukštesnė, tai jisai jau jos nebegali pasiekti, tik plaukiant, žodžiu, tada jisai jau sėdi ant kranto. Na, o kaip į parodos kiti šuniški kultūriniai renginiai? Gal esat kokių medalių gavę ar garbės raštų? Mums užteko, kad mes su kolytė ėjom. Mes ėjom su kolytė į parodas, į šunų. Supratau, kad ten tuštybių mūgė, kad ten visiška nesąmonė. Ir dėl to šitas šuniukas, pavyzdžiui, tėvai turi abu dokumentus, o mes net nežiūrėjom, turi jis ar neturi, tiesiog jisai pasirodo neturi tų dokumentų ir mums visai nesvarbu, kad jisai, reiškia, be dokumentų. Ten reikia žinoti, kiek galvą pakelti, kai tu vedi, reiškia, prie tų teisėjų. Nu, žodžiu, ten man tai grynas marazmas ir dėl to aš pasakiau, niekada man nebūtini nei pasai, niekas. Myliu gyvūną ir viskas. Ir gali būti ir mišrūnas, ne mišrūnas, jokio skirtumo, absoliučiai. Teisingai, Larsas akivaizdu yra labai protingas ir Vidas apie jį kalba su nuoširdžia meile ir pagarba.
O Vidai, bet jums vis tiek Larsas yra kaip žmogus ar kaip šuo? Kaip jūs su juo bendraujate? Pasikalbat ar tik tiek, kiek šunį? Absoliučiai, kaip su žmogum pasišneku. Ir viską supranta absoliučiai. Nieko nereikia jam, kartais visai neaiškinu. Aš, pavyzdžiui, kad ir dabar apsirengiau ir, reiškia, prieš važiuojant, jisai žino, kad aš turbūt einu į darbą. Jis net neprašo manęs, kad pasimčiau su savimi. Ir kai pasakiau, kad važiuosim kartu, jis baisiausiai apsidžiaugia ir tiesiog iš karto pradeda laižyti rankas, nu tiesiog labai dėkoja, nes jis labai nori, jis labai žingeidus. Vat aš stebiuosi jo, pavyzdžiui, mes išeinam į lauką, staiga jis pamato kokį nors ar žmogų kažkokį keistai einantį, ar dar kažką. Jis sustingsta ir gali stebėti valandas tą žmogų. Jam taip įdomu, jis labai žingeidus, tikrai. Na, o kur Larsas miega? Atleiskite, klausimas intimus, bet norim apie šuniuką sužinoti viską. Šiaip tai jisai sekam, kur aš ten jisai, visur į kambarį einu, jisai paskui ten, atsiprašant, į tualetą, jisai ateina visur. Jis tai tiesiog... jūs esate ir šeimininkas, ir mylimiausias žmogus? Jo, aš jau visiškai, kaip sakant, mes susiję labai stipriai dviesi. Nors, pavyzdžiui, taip jau įprasta, miegota eina visada su žmona. Kažkodėl, tai konkurentas jau Vidai? Visada, reiškia, nu, vat, nežinau, vat, pasirinko, reiškia, vat šitaip, tokį. Ir kur miega Larsas, prisipažinkit? Nu, ant lovas, su mama. O jeigu ir net neleisime, tai vis tiek ryte atsibustumėt ir rastumėt? Rastume. Nu, aš pagalvojau, nu, kad, vat, kai buvo Koli, nu, tai labai jau didelis šuo, tai kažkaip neleisdavau. O mažas šuniukas kažkaip tai ir plus pagalvoju, vis tiek, šuo yra iš vilkų giminės. Vilkai visada miega krūvoj, vienas kitą liesdamiesi, būtinai. Tokia, reiškia, jų prigimtis. Nu tai, galvoju, negi aš keisiu jo prigimtį, reiškia, varysiu kur nors ant kilimėlio. Tegul miega. Logiškai. Ir visada būna prisiglaudęs, visada tiesiog net kartais stumia iš lovos, jis taip nori būti arti. Tiesiog čia jau yra grina jo bruožas. Na ir dar vienas paskutinis labai svarbus klausimas. Kaip tvarkote su Larso dovanėlėmis? Juk mūsų laida šviečiamoji auklėjamoji, taigi rieškite kalbą, ponia Vidai. Ar susirenkat šuns dovanėlės? Nu, kaip kitaip, nu, būtinai, nes, nu, aš nežinau, nu, sakau, matau, kaip kaimynai to nedaro, nu, tai man tai kažkas, nu, siaubinga tiesiog, nes, sakau, ant to sniego paliktas didžiausias, nu, aš nesuprantu, tai žmogus leistus, jeigu taip atsitiktų kur nors kambarį ar kur, tai beveik tas pats, čiagi mūsų aplinka. Nežinau, mane tai labai šitas dalykas nervina, tikrai. Tai ką daryti, Vidai, va, buvau Anglijoje, mačiau baudą 1000 svarų, man. Tai aš manau, kad tikrai reikia baudas didelis dėti, nes žmonėms geri žodžiai nieko nereiškia. Jie galvoja, čia tik tai baudomis galima išvengti šitą, nes nu, baisu. Tai pats, kai einat į lauką, net ne vieną, sakėt, maišelį pasiimti? Tai ne būtinai. Nors, sakau, aš, nes tankiai būna, kad jisai 2 ir net 3 kartų padaro. Taip, kad, nu, savame suprantame, kad būtinai reikia turėti daugiau tų maišelių. Kol operatorius Audrius keitė kameros elementus, Larsiukas atliko savo gamtinius reikalus ir štai dabar jo šeimininkas Vidas Petkevičius eina išmesti į konteinerį Larso dovanėlės, ką mes primygtinai rekomenduojame daryti visiems šunų savininkams. Na tai dėkui už interviu, Larsai, sėkmės tau, gerų maudynių pirtyje, linkime susirasti gražią ir protingą panelę, o mes einame pilietiškai pasivaikščioti po užupį. Pažiūrėsime, ar čia žmonės atsakingai žiūri į šuniukų vedžiojimą. Šiandien rubrika Švaros reidas bus filmuojama romantiškame, bohemiškame, intelektualiame ir inteligentiškame Užupio rajone. Pažiūrėsime, ar čia gyvenantis Lietuvos šviesuoliai yra tokie pat šviesuoliai ir gatvėje išėję pasivaikščioti su savo šuniukais. Labą dieną, ar galiu truputėlį jūs sustabdyti? Galima, ačiū labai. Dabar šuniukas palauks. Aha, sakykit, koks vardas šunelio?
Gučis. Gučis. Mes esame iš laidos televizijos apie šunis Duok labas ir klausinėjom, turim rubriką tokią švaros reidas ir tas švaros reidas reiškia, kad stabdome štai tokias gražias stilingas paneles kaip jūs ir klausėme, ar turite maišelį ar ką nors, į ką? Nagi, parodykit. Tokia ir jau žino šuniukas, kad čia jam skirta. Tai sakykit, visada sąžiningai va taip viską surenkat, ar ne? Taip, bet ne visur būna dėžių specialių skirtų tam. Nes pagal įstatymą negalima į paprastas šiukšliadėžes mest, nes gali, pavyzdžiui, nemalonus kvapas sklisti žmonėms sėdintiems ant suoliuko ar ką, bet ne visur yra tikrai skirtų specialių tam dėžių. Supratau, ačiū labai. Koks jūsų vardas, sakykit? Margarita. Koks vardas šuniuko? Manga. Manga. O sakykit, išėjot su Manga pasivaikščioti turbūt, ar su reikalais? Mes šiuo metu einam iš darbo. Aha. Mes kartu dirbam. Kartu dirbat net? Taip. O sakykit, turit Mangai maišelį susirinkti šuniukų ekskrementam? Aš turiu visokių nereikalingų dokumentų visą laiką. Tai jeigu nutinka toksai dalykas, tai aš atsidarau krepšį, pasiieško dokumento, kuris yra nelabai būtinas, tada bandau suviniot. Tai su šito nėra, reiškia, bėdos, nes jau išmokau, kaip tai paimti ir kaip padaryti. Bet kai pažiūri, po to pradedi darytis, kur išmesti, tai kartais būna bėda. O į portfelį gal nesidėsi. Tai ar nepaprašiau maišelį tada turėti vis dėlto? Ne, tai koks skirtumas, svarbu ar surinkia ar nesurinkia. Ar ten prieš maišelius įsivaizduokite. Kiekvieną kartą pirdami parduotuvėje, jūs pasiimat kokius 5-6 maišelius. Lietuvoje yra 3,5 milijono gyventojų. Tai 14 maišelių per dieną išeina, žinokit, milijonais. Tai siūlyčiau imti su popieriukais, ne su maišeliais. Supratau, gerai, turėsim omeny ir patarsim piliečiai, būkite žali ir rinkite šunų ekskrementus popieriniais maišeliais, bent jau. Taip. Tai ačiū labai, Manga mergaitė čia. Taip. Labai graži. Kalaitė. Labą dieną. Ar galim truputėlį sustabdyti? Koks šuniuko vardas, sakykit? Guru. Aš esu iš laidos Duok labas, nauja laida apie šunis bus ir mes turim tokią rubriką švaros reidą. Stabdom žmonės, štai tokius gražius kaip jūs, ne Petruškevičius, aš negirsiu ir nepeiksiu dėl aprangos, labai gražiai atrodot. Bet sakykit, ar turite kokį nors maišelį ar ką nors šuniuko ekskrementą? Paprastai turim maišelį. O dabar ar turit? Taip. Tai parodykit, prašau, mes čia žinokit tokie kaip šitie draugovininkai. Oi, kaip staugiu aš. O velnias. Nesvarbu, turiu vis tiek popieriaus, bet visą laiką susirenkam. Ir dabar eina turbūt prie tų... Ne, mes eisim čia tuo keliu. Tai žodžiu, esat tie iš tų, kurie atsakingai žiūri. Paprastai visą laiką susirenku, aš striukiai visą laiką nešiausi, dabar kitą užsidėjau. Bet galvoju, kad turiu rankenukį. Aišku, tai svarbu, kad popieriaus turi dar ekologiškiau su popierium. Jo! Taip, mums tik visą paskaitą atskaitė vienas pilietis. Sakė, nenaudokit celofanį maišelį, nes ir taip užteršta viskas su jais. Tai ačiū labai, gerą pasvaišymą jums. Koks jo vardas? Vidas. Jis neagresyvus, ne, jis tik labai patinų nemėgsta būtent patinas. Ne, ten patelė. Tai žiūrėkit, dabar išėjot pasvaiščiot, sakėt, ar ne? O sakykit, turit maišelius susirinkti šuniuko ekskrementą? Oi, kaip fainai parodysit? Aš turiu paprastą konteinerinį ir dar kažkį va tų papildymų. Supratau, tai net neverta jūsų klausti, ar susirenkat, nes esate tikrai inteligentai ir... Visiškai stengiamės, tikrai dabar baigės varką, nes po pavasario tai gražių vaizdų pasitaiko, kai išeini pavedžioti, ypač savo įprastą šunų vedžiojimo lauką. Tai tu ne šuo, Vidai, tu žmogus esi vis dėlto pusiau. Ne. Tai dėl to, kad tokį vardą žmogišką davė, tai jis ir sužmogėjo turbūt, ar ne? Nežinau, aš man 2,5 metų pasiėmiau, tai jau. O iš kur pasiėmėt? Prigaudos namų. Dieve, nu, ne veltui mes į tą užupį atklydom, kokie inteligentiški ir geraširdžiai žmonės čia gyvena. Iš Utenos atsivežiau, ar pamačiau ir viskas, pasiėmiau iškart. Supratau. Iškart, meilė man atdžioja. O koks jūsų vardas? Donaldas. Donaldas? Jo. Supratau. Tai malonu labai, o draugės? Eglė. Tai va, čia buvo Donaldas, Eglė ir Vidas. Atspėkit, kas yra kas. Jeigu norit, kad Eglė, tai viskas aišku. Kuris Vidas, kuris Donaldas. Ir laida Duok labas, rubrika Švaros reidas. Šiandien tiek žinių iš šuniukų gyvenimo. Pasimatysime po savaitės.